Taip, gyvenu viena su Erikutė, nes vaiko tėtis išėjo, kai sužinojom pagrindinę diagnozę autizmą. Erikutė yra 4 metai, mes turim daug ligų. Vienas iš tos ligos yra sunkus autizmas, po to mišrūs specifiniai raidos sutrikimai, šlapimo nelaikymas, anemija, ir daug visokių kitų ligų. Vežimėlio ir pampersų ir servetėlių, nes kaip šlapimo nelaikymas mes labai daug sunaudojam pampersų. Tai dabar, kol jūsų laukiau, nuo 1 valandos pakeičiau 5 ar 6 kartus. Šiaip norėčiau genetikiai Aušrai padėkoti. Savo tėvam, kaip bebūtų, vis tiek kažkokia pagalba būna. Ir Rimantui Kaukėno fondui, aišku, ir General Financing Bank.